Kelionė po Maltą tai pirmiausiai labai gili, labai stipri tikėjimo prasme, nes kiekvienas rytas prasidėjo dvasios sustiprinimu, o po to Ingutė mus vežė ten, kur gražu, kur kūnui miela, jautėm ir jūros vandenį, ir gamtos grožį, ir aplinkinių žmonių gerumą, nes į tokias keliones jūs žinote, kad renkasi tikrai sielos, dūšios žmonės, vieni kitus išklauso, vieni kitais džiaugiasi, vieni kitiems padeda. Tiesiog labai puikiai kelionė, o žinokit, ką daro Inga, tai daro tikrai iš visos širdies, tai daro tikrai džiaugsmingai, tikrai nuoširdžiai. Ir jeigu kas norit važiuoti, tai būtinai rinkite šią kelionę.